Dėkui, ponas pirmininkė. Apžvelgdama 2004 metų bendrijos finansinių sąskaitų audito rezultatus, galiu pasidžiaugti, jog lėšų skirtų pasiruošimų narystiai, tai yra tų, kuriomis naudojasi mano šalis Lietuva, administravimas sulaukė teigiamo auditorių vertinimo. Deja, to paties negalima pasakyti apie bendrą ES sąskaitų būklės įvertinimą. Susidarė paradoksali situacija, kai paramos gavėjai negali įsisavinti jiems skiriamas lėšas, nes įvairūs priežiūros reikalavimai yra labai sudėtingi ir neproporcingi palyginus su gaunama nauda, o tuo tarpu auditoriai mano, kad šie reikalavimai nesudaro pakankamai prielaidų pareikšti savo nuomonę. Akivaizdu, kad šiuo metu galiojanti paramos apskaitos sistema neleidžia gyvendinti pagrindinį finansinį ES tikslą – skaidriai ir efektyviai panaudoti ES biudžeto lėšas. Todėl norėčiau paraginti Europos komisiją ir auditorius ryžtingiau įgyvendinti paruoštą reformų planą, ryžtingiau kalbėti apie problemas, ir tai yra didžiulis rezervas, kuris yra neišsemtas, ir nebūčiau tokia pesimistė, manau, kad tas reformas ir integruota vidaus kontrolės sistema gali padėti spręsti iškilusias problemas. Ačiū.